Esame pas užsakovą Andrių, klientą, kuris į mus kreipėsi, paprašė fasadą įgyvendinti. Užsakovas norėjo, kad viskas būtų vienose rankose. Tai ir šlapią fasadą, polistirolą, ir ventiliuojamą fasadą, ir išbaigtų viską viena komanda, kad kuo mažiau reikėtų žmogui tenais paskiau aiškintis. Mes darom visus fasadus. Ir šlapius fasadus, ir ventiliuojamus. Klientui visą laiką daug paprasčiau, kai viena įmonė atlieka visus darbus ir už viską atsako. Nes jeigu samdo atskirus meistrus ir atskirus žmonės, tada sunkiai kartais susišneka vieni su kitais ir kaltina, kas kam priklauso, kas nepriklauso. Ir, žodžiu, finalėje kaltų nėra. Mes padarom, kad taip nebūtų. Ventiliuojamas fasadas čia yra piras, medinis karkasas ir lentelės apdailinės, angokraščiai, skardiniai. Tai užtrunka laiko. Gerai padaryti, taip, kad būtų viskas išdirbta, tvarkingai užtrunka nemažai laiko. Kame sudėtingumas? Tai sukalti belekai paprastai, gal ir paprasta, bet čia kaip matot, yra dviejų lygių fasadas, tai čia yra daugiau iškilus visa plokštuma, vertikalios lentelės, horizontalios intarpai yra įleistos, plus angokraščiai yra skardiniai. Suvest, kad atrodytų estetiškai, gražiai ir tvarkingai, tai yra reikalų. Tai pavyzdžiui, į skardas pasižiūrėjus, jeigu pasižiūrėsit iš arčiau, tai jūs niekur nematysit nei vieno tvirtinimo elemento. Visos skardos yra sumontuotos taip, kad jūs nematot nei vieno skarvarščio, nieko. Plius reikia apgalvoti dar kaip, kad viskas būtų sandaru, kad jeigu bėgtų vanduo, kad viskas nubėgtų ten, kur reikia, nepapultų po skardom ir nebūtų problemų ateityje. Tai šitie visi darbai, jie, kaip sakyt, gal taip pasižiūrėjus iš pirmo žvilgsnio nėra matomi, bet jie užtrunka daug laiko ir reikia tam žinių. Patirties. Jūs stogų patikra, norit patikrinti, ar gerai darom. Tai čia yra valcuojamas jungimas, tiesiog užlenkta skarda ir sunerta. Taip, kad estetiškai ir tvarkingai ir atrodytų ir nebėgtų. Skardinis angokraštis yra ir medinė lentelė. Ir kaip jie gražiai dera ir kaip čia gražiai viskas suplanuota ir padaryta. Man asmeniškai labai vizualas yra geras. Dažniausiai tai yra lango angokraštis skardinamas iš dviejų dalių. Tai vienas būna kampukas juostelė prisukama prie rėmo, o šita detalė įstumiama ir prisukama po lentelėm. Šiuo atveju yra padaryta iš vienos detalės. Tai čia yra su tokiu užlenkimu, yra medinis langas, soliumų kaustytas, tiesiog šitas galas tvirtintas mechaniškai, o anas galas klijuotas. Kas tai yra tas ventiliuojamas fasadas? Tai reiškia, kad šita išorinė apdaila jinai turi ventiliuotis. Kad kas tai bebūtų, ar lentelės, ar skalūnas, ar dar kažkokia kita medžiaga, tai jeigu jai reikalingas oro tarpas už jos, tai reiškia, yra ventiliuojamas fasadas. Tai ventiliacija reiškia, yra reikalingas oro pritekėjimas apačioj ir ištekėjimas viršui. Oras praeina, nes čia yra dėti ištisiniai vertikalūs tašai, kurie ir sudaro tą oro cirkuliaciją. Ir paskui, kur reikia, dar dastorinta papildomai kitų sluoksnių grebėstų. Tai kur matote vertikaliai lenteles, tai reiškia, ten dar po jais yra horizontalūs grebėstai. Kur lentelės yra horizontaliai, reiškia, jie yra kalti tiesiai ant tų mūsų ventiliacinių grebėstų. Mediena aplamai jinai turi būti ventiliuojama, nebūtinai ar tai lentelės ar kažkokia konstrukcija, kodėl negalima dėti į medieną kažkokio putplošio ar kitų dalykų, todėl kad mediena iš savęs jinai turi būti kvėpuojanti medžiaga ir jinai turi išsiventiliuoti. Tai čia irgi lygiai taip pat, jeigu jūs uždėsit, susidarys kažkokios sąlygos drėgmei kauptis, tai tiesiog tą medieną laikui bėgant supus. Kaip Justinas pasako, tai man jau nelieka nieko pridėti. Matote, čia tvirtinimų beveik nesimato. Dauguma būna varžteliais susukta ir jau nuo gatvės iš tolo tu matai, kad yra tvirtinimai. Tai šičia yra tvirtinta su nerūdijančio plieno vinukais, adatėlėm tom vadinamom ir labai estetiškai gerai atrodo.
Šitas tvirtinimas galimas tik tai termomedienai. Čia yra termodailylentės, šukuotos su šepečiais ir dažytos. Termodailylentė nekeičia savo formos, nesideformuoja, nesikraipo, todėl jai užtenka vinukų. Visos kitos medinės lentelės turi būti sukamos su varžtais arba kalamos su storais vinim. Termomediena tai reiškia, kad tai yra paprasta mediena, kuri buvo termiškai apdorota aukštoje temperatūroje. Tai dėl to iš jos buvo išdeginta drėgmė ir uždarytos poros. Tai reiškia, kad šitų lentelių vidutinis drėgnumas yra ženkliai mažesnis negu paprastų dailylenčių ir jų įgeriamumas vandens irgi yra ženkliai mažesnis. O kadangi mediena keičia savo matmenis nuo to, priklausomai nuo to, kiek joje yra drėgmės, šitoj, kadangi lenteliai gali būti jos daug mažiau, dėl to jos ir matmenys yra pastovus. Jeigu dedat kažkokias paprastas medienas, kad ir jinai džiovinta būna, bet jinai gali nuo aplinkos prisigerti daugiau drėgmės ir gali ten keistos matmenys. Tai dėl to ir reikalinga tvirtinti varžtais. O šitom užtenka tiesiog vinim šaudyti. Termodailylentės turi labai didelį pliusą dėl tvirtinimo. Ypač tiem žmonėm, kam labai svarbu tas estetinis vaizdas. Ar negali išsimauti, atsilenkti? Ne, tikrai negali, tai yra visiškai saugu ir patikima, išbandyta. Jau prieš 10 metų jau kaldavom su šitais vinukais ir viskas yra patikima. Apdaila angokraščio. Tai čia matote skardinis ir jisai dar yra išlindęs 2 cm. Čia grynai dizaino estetikos klausimas. Šitas visas irgi identiškai, o pavyzdžiui, čia kur įgilėjusios lentelės yra lygiai. Atrodo visiškai kitaip. Vaizdas jau skiriasi. Tai čia viskas priklauso, kokį rezultatą norite gauti. Šitas įsikišimas yra tik tai estetika, vizualas, tai nekainuoja daugiau. Kaina yra lygiai ta pati, ar jūs darysite lygiai, ar jūs iškišite 2 cm. Pripratę matyti skardinius angokraščius prie ventiliuojamo, tai yra įprasta, normalu. O čia yra įrengiami ir prie tinkuojamo fasado, kuris bus klinkerinės plytelės, yra skardiniai angokraščiai. Taip pat iškišti bus 2 cm nuo plytelių. Tai tinkuojame fasadą standartiškai, čia yra tiesiog polistirenas neoporas. Fasadas ventiliuojamas yra šiltinamas spiru. Tai tiesiog medžiagą suglaudžiam, suvedam, kad vientisas sluoksnis gautųsi ir viskas. Šitam šiaip objekte dar kas yra išskirtinė vieta, tai kad yra iš karto numatyta vieta aliuminiai terasos stoginiai. Tai čia jeigu matote viršui, yra iš karto sumontuoti profilį. Įrengiant iš karto galima gauti tokį estetiškai gerą vaizdą paskui finale ir nereikia kažkokių prieglaudų įrenginėti po to jau, kaip viskas būna įrengta. Jisai sumontuotas ne ant lentučio, ant laikančio karkaso, kuriam buvo paruošta specialiai tam vieta. Ir čia irgi lygiai taip pat, čia buvo paruošti profiliai tokio tankaus poliuretano, į kurį irgi galima buvo įsukti ir kurie laiko apkrovas, o ne ant putplošio prisuktas. Kiek čia sudėta? 25 gal kokie? 25 neoporo. Čia yra įrengtas termoprofilis, iš pradžių įrengtas termoprofilis, tas pats, kuris naudojamas langų išnešimui. Jisai yra įrengtas, tada aplink jį apklijuotas polistirolas ir paskiau į termoprofilį pritvirtintas stoginės profilis. Šičia profilis prie medžio, prie karkaso pagrindinio prisuktas ir paskiau lentelės daleistos, kad estetiškai atrodytų. O šičia ant viršaus ir plytelė dasileis jau fasadinė plytelė. Popirų klijai ir blokelis, viskas. Tai šičia yra silikatinis baltas blokelis, tiesiog elementarus. Mes klijuojam su cerasit putom. Jos mažiausiai pučiasi ir mažiausiai iškelinėja. CT84. Reklama, cerazito reklama.
įmanoma, jeigu dailylentės montuojamos horizontaliai. Jeigu jos montuojamos vertikaliai, tai reikia daryti dvigubo karkaso. Todėl, kad vienas tas karkasas, jisai turi pirmas būti karkasas vertikalus, kuris užtikrina tą ventiliacinį oro tarpą, per kurį ir juda tas oras. Negalit sukti iš karto ant piro horizontalių bruselių ir kalt lentelių, nes tada jūs nevyksta jokia ventiliacija fasado. Va šitoj vietoje yra viengubas karkasas. Šitoj vietoje yra viengubas, tas pirmasis karkasas, kuris eina vertikaliai, kadangi lentelės horizontalios, tai jos iškart ant jo ir kalasi. O jeigu taip, reikalingas antras karkasas. Kodėl karkasas yra medinis, o ne metalinis? Todėl, kad išorinė apdaila yra medinė ir ją tvirtinti į metalą būtų labai sudėtinga. Šiuo atveju mes turime lenteles, kurios šaudėme su vinukais. Tai su vinukais mes prie metalinių profilių jau neprišaudytume, jau turėtume klijuoti arba naudoti kažkokią kitą sistemą. Tai mediena impregnuota naudojama tenai, kur jinai yra lauke. Tai aplamai, kas tas yra impregnavimas, tai yra apsauga medienos nuo grybelio visokio ir puvimo. Tai jeigu ta mediena yra ten, tarkim, kažkur ventiliuojamam fasade, tai jisai natūralu, kad tas medis yra veikiamas bus aplinkos drėgmės ir jisai turėtų būti apsaugotas. Lygiai taip pat kaip stoge dedat grebėstus irgi išorėje, jau už difuzinės plėvelės, viskas, kas yra, tas turi būti impregnuota. Viduj karkasui, gegnėm ten kažkokiom, tai to impregnavimo nereikia, nes ten bus vis tiek viduj patalpoje ir jam nebus jokio pavojaus. Netgi nerekomenduojama Skandinavijoje nededa iš impregnuotų viduj, kadangi tai yra kenksmingos medžiagos impregnuojančios medieną. Su ekologija tai neturi nieko bendro impregnavimas. Tai žiūrėkit, kai dengiat stogą ir dedat skardinį stogą, tai ar ant grebėstų dedat difuzinę plėvelę, kai dedat klasik profilio skardas? Tai čia viskas yra tas pats principas lygiai taip pat ir ventiliuojamam fasadė. Jeigu yra išorėje ta skarda ir jau yra už ventiliacinio tarpo, tai jums nereikia naudoti kažkokių papildomų plėvelių. Tai difuzinė plėvelė jinai neapsaugo tos lentos nuo ten kažkokio kondensato. Tai vertikalų tašelį mes visą laiką naudojam 45-70. Jis toksai biški pailgas, tvirtesnis toksai, kad jau jį pritvirtinai visada yra prie ko prisuk. O antras karkasas 45-45. Tai šiaip dažniausiai naudojam impregnuotus. Pirmą karkasą tvirtinam su ilgais betonsraigčiais. Turim tokius betonsraigčius, kuriuos ir prekiaujam, jeigu kažkam reikės, galite kreiptis. Tai jos tiesiog su perfiratorium gręžiasi kiaurai ir sukasi be jokių kaiščių, be nieko. Labai paprastas ir patikimas būdas tvirtinti tašelius. Aš manau, kad nėra būtina ventiliuojamam tam fasadui naudoti tą impregnuotą medieną. Kaip ir minėjo daug kas, Skandinavijoje niekas nenaudoja impregnuotos medienos, kadangi mediena yra kalibruota, obliuota, jinai yra užsidariusios poros. Kaip ir pagal įstatymus visus Lietuvoje tu turi naudoti tą medieną, tai jeigu nori padaryti viskas kaip priklauso ir kad nieks prie tavęs neprisikabintų, tai tu nesuki galvos, imi tą impregnuotą medieną, dedi, visi tada laimingi, ramus. Aišku, sumokėti tenka brangiau užsakovui. Žingsnis tai yra 60. 60 vertikaliai, 60 horizontaliai, jeigu lentelė. Jeigu mes jį padarysim didesnį, gali išsigaubti, išsilenkti ir gerai nebus. Daugelis visada galvoja ir rašo, kad fasadas tai kaip būk tai stogas, kad atbėga vanduo ir jis turi nutekėti kažkur ir taip toliau. Mano nuomonė visiškai kitokia. Fasadas yra fasadas ir yra ne stogas ir neturi būti ta apdaila kaip latakas, kad vanduo nubėgtų, nes vandens gauna tai tik tai tiek, kiek aplyja. Kad ir kažkur tai biški prasiskvers tas vanduo, dėl to ir yra ventiliuojamas fasadas, yra tarpas ir jis tai išdžiūna, išsiventiliuoja.
Palangė, kadangi yra plati, tai todėl jinai su nuolydžiu ir nubėga. O ten ant skardos atsikišusio centimetro, tai to vandens minimaliai. Tai atsakom Modestui, kaip montuojasi ventiliuojamas fasadas, o tarkim šioje vietoje. Tai pirmiausia, mes turim blokelių sieną, prie kurios klijuojame piro plokštės, jas klijuojame su poliuretaniniais cerezito klijais. Dar dėl technologijos mes dviem sveigiam prisitvirtinam fasadiniam, vien dėl to, kad kol klijai sustings, kad tiesiog mums jisai neišsipūstų, nepabėgtų kažkur tais. Toliau yra montuojami vertikalūs grebėstai. Jie yra, kaip kolega pasakojo prieš tai, 4,5–7 cm. Tai tiesiog jie yra įmami platesni, kad netaip spaustų tą pyrą ir taip pat gręžimo, sukimo būdu, kad nesuskiltų tas bruselis. Tai jie yra sukami tam tikrų žingsnių priklausomai nuo to, kokia yra mūsų apdaila, kokio sunkumo. Toliau yra montuojama horizontalūs grebėstai, jeigu tai yra lentelės, tai jie montuojami K60 ir išorės apdaila. Piro tarpai klijuojasi piro montavimo metu su poliuretaniniais klijais, tiesiog sujungimas. Juostom iš lauko neklijuojam. Čia atsakymas Mantui. Jeigu iš lauko norite klijuoti juostom, tai juosta turi būti garui laidi. Čia gal daugiau yra iš tos statybinės fizikos, kadangi drėgmė juda žiemos metu iš vidaus į lauką, ne, tai turėtų kuo toliau, tuo lengviau išleisti tą drėgmę. Ne, tai per blokelį ta drėgmė praeina, ne, tada per pyrą jinai šiaip teoriškai negali eiti, tai jinai ieško kelio, jinai pradeda eiti per sujungimus. Per sujungimus eina ir jinai turi išeiti. Jeigu jūs užklijuojat su folija, tai reiškia, ta drėgmė ateina ir atsimuša į tą foliją. Ir žiemos metu užšąla tenai. Naudojam betonsrikčius 400 ir naudojam ir prekiaujam, galite kreiptis, yra ilgas betonsriktis, labai gaila dabar neturiu, įsigrėžęs keilė su perfiratoriu ir įsisuka betonsriktis be jokio kaiščio, be nieko. Labai paprastas ir patikimas būdas. Daugybę būdų esame išbandę ir daugybę fasadų padarę, tai čia yra kol kas paprasčiausias, efektyviausias ir pigiausias būdas. Šitos dailylentės iš Brolis Timber. Nemokama reklama Brolis Timber produkcijai. Šampūnų su tuo pačiu, kur ir galva. Stogo vizija.